Šiandien kovojate prieš reguliaraus sezono nugalėtojus. Ar buvo papildomos motyvacijos prieš rungtynes, kadangi kaunate su lyderiais? Jo, mums psichologiškai reikėjo pergalės šitos sezoną, pradėjom nekaip, bandėm įsivažiuoti daug traumų, daug tokių pakeitimų komandoje. Žinojom, kad jie turbūt ateis mažiau nusiteikę, nes jiem kaip šitas pralašimas niekur nereiškia, vis tiek bus pirmi lygoje, o mes pasistumėjom turbūt, bet tikiuosi, manau, 6 vietą. Skaičiavom, kitos komandos siūlė daryti skaičiavimus, prieš ką čia išėti, prieš ką silpniau, prieš ką stipriau. Manau, kad šiandien įrodėm, kad galima prieš bet kurią komandą šitoje lygoje žaisti. Apylygos, manau, visos 8 komandos, kurios išeina į kitą etapą. Ir belia kurią duotą dieną, belia kuri komanda gali prieš vieną kitą laimėti. Vis dėlto skaičiavimo nesirinkote ir kaunatės tik dėl pergalės, nesvarbu, kas bus jūsų varžovas. Man, žinai, čia tokia lyga, kur atėjęs, žaidi savo malonumą ir čia negali nieko išskaičiuoti. Prašiausiai turi žaisti, parodyti, ką gali ir vieną dieną sekasi geriau, kitą blogiau. Šiandien mums labiau pasisekė ir laimėjau. Rungtynių pabaigoje nepataikėte keletą svarbių baudų metimų. Nebijoti žaisti pratęsimo, kad bus? Ne, iš tikrųjų. Buvo dar jėgų, pas mus šiandien surinko gan daug žaidėjų, beveik visi. Taip kad, nežinau, man atrodo, keli iš šių žaidėjų buvo išsibaudavę, su 5 pražangom, pas mus tik vienas, tai galėjom, manau, būtų visai puikiai sekėsi ir toliau. Domai, kokios pralaimėjimo priežastys? Atkovoti kamuoliai, pralošėm lentą, 20 kamuolių pralošėm šiandieną lentą, 33-53. 11 po mūsų krepšių nusiėmė Lituanika kamuolių, tai 20 taškų jau galim skaičiuoti iš karto. Pagrindinė priežastis. Kas tai lėmė? Ar žaidėjai tiesiog gal motyvacijos pritrūko jums? Nežinau motivacijos, ar pritrūko ar nepritrūko. Čia negali sakyti, kad mes vis tiek išlikom pirmoje vietoje, bet laimėti varžybos yra varžybos, reikia laimėti. Lituanika atėjo kovoti ir jie sukovojo. Ir nežinau, dėl tos motivacijos vis tiek, jau kai buvo taškas į tašką varžybos, buvo motivacija nebloga pas, man atrodo, vyrus. Ir paprasčiausiai turi už tų žmonių gerų, mes nesukovojom, netvėrėm po krepšių žmonių ir jie ėmė per galvas visus kamuolius ir paskutinį kamuolį lygiai taip pat, atrodo, jau buvo pas mus rankose kamuolys, per galvą vienas nuėmė kamuolį, įmetė 2 taškus ir viskas ir pergalė. Taip kad aš manau, kad pagrindinė priežastis tai yra tik praloštas krepšys. Kad kovoti kamuoliai po krepšių ir viskas, nesakau. Jie 20 kamuolių daugiau nusiėmė negu mes, tai čia nėra net apie ką šnekėti.